Labą rytą. Labas rytas. Vėl naujas rytas. Ir kaip visada, rytas prasideda nuo pusryčių. O gyvenant viešbutį tai patogu, tada įlipi į liftą, nusileidi ir tenka pusryčių paruošti. Einam ieškoti pusryčių. Ką duoda, kur duoda. Eisim, žiūrėsim, ką čia mums šiandien prisiūlys pusrytukų. Tokia kaip ir klasika. Kiaušiniai virti, omletas turbūt laukia kepamas. Jo. Moliūkų košė. Desertas. Nu, įsiriškinsim. Keptas purvas. Spurgikės. Lietiniai. Blinukai. Baklažanai. O čia žiūrėk falafeliai. Čia salotikių baras. Varškytės. Ten laukia kepamas omletas. Reikės nueiti iki ten. O bandelių rojus, tai nu ką, visokių skonių rūšių, žiūrėk, su glaistėtėm, tokie su uogom, su šokoladiniu glaistu. Nesukudėsim. Nes laukia mūsų kelionė, mes vis tiek šiandien toliau judėsim. Nu jo, bus judesiukas, tai va, tai ką, mes papusryčiaujam ir bandom toliau, kaip sakoma, jo, judėsim kažkur tai. Skanaus. Vykstame į motosafarį, pasižiūrėti, kaip ten važiuosim. Kompanija moteriška, žiūrėsim, kaip ten mums seksis. Va, štai jau ir pasiruošę, aprangą įsigijom, veidai uždengti. Parodė fotkę, melui, kokie balti visi grįžta. Tai būtinai turėjom va šitos akvalangus. No, einam iki pirdų. Čia žmonės žaidžia su žaisliukais. O, žiūrėk. Papa, you ready? Yes. Bye-bye. When we sit on the quad, no smoke, no speak in the cell phone, no video, no selfie at all. This is in the safety instruction. If you have a GoPro, you can only use it up to your helmet or in your chest. In the hand, also, it's not allowed. If any problems happen to the quad, just wave your left hand. Then someone he will come to start your quad in the same moment. Second, the passenger, don't hold your hand here. Here is dangerous. Here, like this, or like here. Why? Because all the quad have a shield protection. If somebody by mistake crash you from behind, you lose your finger. This is the gas. Accelerate, and there is two brakes. The gas is not like this, not like motorbike. So finger gas using the gas. Once you press, you move. Right here, gentle. Aš viena? Taip, tai kas? Tu vairuosi ir aš. Tai mes galėjom ir dviesi? Ne, tai galvoju, tu pati nori vairuoti? Nežinau. Vis? 10 metrų nuo moco. Nu, per 2 mocus tarpą laikyk. Nu, va taip va. Apsirengiam, pasižiūrėsim, kas čia gaunasi. Jaučiuosi kaip studentas koks. Greitis 30, daugiau neina. Aš už vairą, tai man reikia. Gerai. Kita komanda. Pakeitė mocus, sakė, kelionės dviese, tai ir važiuokit dviese. Tai dabar sėdim dviese ant kvatriko, kolonos gale. Sako, per gerai važiuoji, važiuok, prižiūrėsi visus. O, visa kompanija. Iki tų kalnų, sakė, kol davažiuosit, tai moteris, sakė, rytoj tik tai grįš, tai važiuojam.
Ką gaunate pasirinkę safario kelionę? Adrenalino kupiną pasivažinėjimą keturračiu po Hurgados dykumas. Galimybė atrasti dykumos grožį ir pajusti jos dvasią. Nepamirštama kupranugarių jodinėjimo patirtį. Sklandų pervežimą į ir iš viešbučio, kad galėtumėte atsipalaiduoti ir mėgautis kiekviena akimirka. Leiskitės į nepakartojamą dykumos nuotykį ir parsiveškite neišdildomus įspūdžius iš Egipto. Pirmas sustojimas po smėlyno. شفت يا ميدو تعالى يا ميدو Stums. O. Dabar priekį ir galą laikykis. Laikykis. O. Išjojo, brangioji. Lauksim grįžtant. Apie my wife. Gavom poilsio minutę po motokrosų, po kupranugarių, biškį pasėdėti pavėsyje, atsigauti. Tokia trumpa kelionė, 3 valandų. Kiek kainavo žmogui? Patikslinsim grįžę, nebeatsimenu. Dabar čia ta pavėsinė labai faina, tokia iš tikrųjų beduinų būstinė. Nu, ne karšta, visai faina. Vėjukas pučia. Thanks. Nu ką? Nu. Kelionė. O kokia kompanija mūsų susirinkusi. Ir mes čia. Ir mes čia. Grįžo. Toksai nuovargėlis po viso safari. Alibaba, let's go. Come home, sweet home. Come. O. Bet nuotraukos liuks. Alibaba kviečia važiuoti. Tai ką, prasiraidinom, einam toliau. Sugrūda į kitą transportą, važiuojam į viešbutį. Labai gerai, labai gražu. Sinai, toliai, aišku, akiniai apsimėliuoti. Aš nedaug mačiau, bet
Bet manau, kad pažiūrėsi dar video ir dar fotografiją gavom. Taip. Tai va, prasivažiavom. Aišku, tripas 3 valandėlės. Važiavimas, kiek važiavimo gavosi apie valandą kokią. Nu, gal pusantros valandos gryno važiavimo. Aišku, visi smėliuoti. Ten mes dar labai kultūringai, o kiti tai... Kažkaip kaip iš smėlyno. Jo. Aš aišku važiavau pirmą kartą, nu tai kratymo labai daug, motociklu važiuoju kaip keleivė, tai aš tokia niekad nepatau. Dabar tai buvo. Kaina žmogui 25 euriukų. Tai va, dabar įsodina ne į busiką, o į džipukus sodina, veža namo. Visus pagal viešbučius. Tai va, dėkui ir susitiksime per vakarienę. Vakarienės laikas. Dar kartą sveiki, jau vakarienės laikas. Šiandien užsisakėm žuvies Jūros gėrybių kaip renginys, ir čia rinkinys. toks papildomai reikia susimokėti. Čia jau mokamas vakarienės. Tai čia įeina gėrimai, įeina salotos, įeina žuvų sriuba ir jūros gėrybių toks kaip kokteilis. Tai ten bus krevetės, omaras, kalmaras. Ten visa gamyba vyksta. Pradėjome nuo sodraus skonio sriubos su krevetėmis ir krabais. Švelniai, pikantiška, su puikiai subalansuotų jūros gėrybių skoniu. Pagrindiniam patiekalui ragaujame įvairių jūros gėrybių – minkštų kalmarų, sultingų krevečių, švelnios karališkos žuvies ir puikiai paruošto omaro. Vakarienę vainikavo lengvas ir gaivus desertas – vaisių asorti, kuriame buvo vietinių egzotiškų vaisių. Kol mėgavomės vakarienę, prasidėjo tradicinių egiptietiškų šokių pasirodymas. Ar teko matyti egiptiečių šokį tanūrą? Tanūra išvertus iš anglų kalbos sijonas. Šokio metu atlikėjas sukasi aplink savo ašį prieš laikrodžio rodyklę. Šis svaiginantis sukimasis aplink savo ašį gali tęstis nuo kelių minučių iki kelių valandų. Įsivaizduokite, kiek jėgų ir kokio išankstinio pasiruošimo reikia šokėjams. Šokis tanūra turi sakralinę prasmę, o šoka jį tik vyrai. Sukdamiesi sijonai juda lygiagrečiai žemės paviršiui. Tai yra pirmasis labai svarbus šios senovės šokio momentas. Kai finale šokėjas po vieną nusiima sijonus, šis veiksmas turi gilią filosofinę prasmę, metų laikų kaita gamtoje ir atitinkamai gyvenimo ciklą. Kitas labai svarbus momentas šokio metu šokėjas pakelia vieną ranką aukštyn, o kitą žemyn. Taip jis sujungia dangų ir žemę. Po vakarienės, kadangi rytoj važiuojam į Kairą, tai dar einam iki Pardės čia per gatvę mum, nuo viešbučio va kitoj pusėj. Vien parduotuviukai su savo visokiais pasiūlymais. Jo. Savininkas leido į parduotuvę.
reikia kitą drabužį susitvarkyti tinkamą. Nu, Finish. matot, parduotuvį nusiperki ir iškart susiūna kaip reikia.